Maždaug 1985-aisiais, prieš tai, kai Maikas Tysonas tapo jauniausiu sunkiasvorių čempionų istorijoje, jis žengė į ringą su vyru, kuris buvo siejamas su narkotikų prekyba. Jis buvo atlikęs bausmę kalėjime ir buvo laikomas viena pavojingiausių sunkiasvorio bokso figūrų. Atlantic Cities, 1985 m. spalio 9 diena. Po ryškiomis Trump Casino hotel šviesomis legendinis ringo vedėjas Michaelas Buffas paskelbė vardą, kuris greitai tapo labiausiai bijomu bokso pasaulyje. Tapęs profesionalu tų metų pradžioje, būdamas vos 19 metų, Tysonas dar nebuvo pasaulio čempionas, tačiau jau buvo daugiausiai aptariama bokso žvaigždė. Ačiū, kad žiūrėjote. Tačiau tą vakarą priešais jį stovėjo neeilinis mėgėjas, o vyras turintis vieną geriausių bokso pravardžių. ...28 sunkiasvoris iš Ohajo į šį kovą atėjo turėdamas 15 pergalių ir tik 3 pralaimėjimus. Skirtingai nei dauguma pirmųjų Maiko Tysono varžovų, Jamesas Longas jau buvo kovojęs ringe su kai kuriais patyrusiais sunkiasvoriais. Nugalėjęs veteraną Johną Dimo Denisą, jis atlaikė kovą iki vėlo prieš ištvermingą Jamesą Brodą ir netgi susikovė su buvusiu dvigubos UVA sunkiasvorių čempionu Johnu Teitu. Atrodė, kad Longas buvo sunkiausias išbandymas, su kuriuo iki tol buvo susidūręs Maikas Tysonas. Tačiau jo reputacija siekė kur kas toliau nei bokso ringas. Jis turėjo audringą praeitį, kuri apėmė kalėjimo bausmes, kaltinimus narkotikų prekybą ir metus slapstymosi nuo teisėsaugos. Kova. Donis Longas buvo žinomas kaip pavojingas žmogus tiek ringe, tiek už jo ribų ir skirtingai nei daugelis boksininkų, kurie tais laikais susidurdavo su Maiku Tysonu, jis tikėjo, kad gali jį įveikti. Longas nepasidavė Tysono augančiai reputacijai. Iš tiesų, jis tikėjo, kad jau žino strategiją, kaip jį įveikti. Reklamuodamas kovą, jis paminėjo gerai žinomą vardą. Henry Stillmanas, tas pats Henry Stillmanas, kuris 2 kartus buvo nugalėjęs Tysoną mėgėjų varžybose prieš laimėdamas olimpinį auksą Los Andžele. Paaugliui tai buvo tarsi iš jo rankų būtų atėmęs svajonę apie olimpinį aukso medalį. Taigi, paminėti Tillmano vardą prieš kovą buvo klaida, dėl kurios blogiukas iš Ohajo galiausiai pasigailės. Ir taip, 1985 m. spalio 9 dieną abu boksininkai pagaliau susitiko Atlantic Cityje. Nors iš pradžių kova turėjo vykti 8 raundus, ji buvo sutrumpinta iki 6 dėl televizijos laiko apribojimų. Tačiau net ir tas laikas buvo daugiau nei pakankamas Tysonui. Vos tik nuaidėjo pirmasis gongas, Tysonas puolė į priekį savo būdingu Dow stiliumi, judindamas galvą ir kūną iš vienos pusės į kitą, neleisdamas varžovui nė akimirkos atsikvėpti. Longas bandė laikytis plano. Sukti ratus, laikytis atokiau nuo virvių ir laikyti Tysoną ringo centre, tai buvo pažadėjęs prieš kovą, tačiau su geležiniu Maiku užtenka vieno smūgio, kad net ir pats drausmingiausias planas žlugtų. Praėjus mažiau nei minutei nuo kovos pradžios, Tysonas smogė galingą kairįjį kablį Longo smakrui ir pirmą kartą parbloškė jį ant ringo grindų. Longas stengėsi atsikelti, nes jo kūnas dar norėjo kovoti, tačiau jo nervų sistema jau buvo pasidavusi, todėl jis buvo parblokštas antrą kartą.
Pajutęs tą silpnumą, Tysonas jį užbaigė gniuždančią kombinaciją ir viskas baigėsi 88 sekundę. Žmogus, kuris buvo laikomas sunkiausių išbandymų, su kuriuo iki tol buvo susidūręs Tysonas, vos išsilaikė 90 sekundžių prieš paaugnį stebukladarį. Net garsųjį komentatorių Alą Bernšteiną nustebino šis pasirodymas. Jis jį pavadino blogiausiu Donio Longo pasirodymu, kokį tik buvo matęs. Tačiau jis greitai pridūrė, kad nuopelnas priklauso Tysonui, nes Tysonas ne tik nugalėjo Donį Longą, jis pasiuntė žinią visam divizionui. Tačiau baisiausia nebuvo nokautas, nes interviu su Alu Bernšteinu po kovos Tysonas paaiškino, kad norėjo surengti šou kitiems sunkiasvoriams, kurie atvyko jo pažiūrėti gyvai Atlantic City. – 1990 m. birželio 16 d. praėjus 5 metams po kovos su Doniu Longu ir vos po kelių mėnesių, kai prarado sunkiasvorio čempiono titulą prieš Busterį Douglasą, Tysonas pagaliau gavo progą atkeršyti žmogui, kurio vardą Donis Longas buvo paminėjęs prieš jų kovą. Henris Stillmanas, 1984 m. olimpinis čempionas, kuris 2 kartus buvo nugalėjęs Maiką Tysoną mėgėjų ringe. Ir jei tą vakarą Longui buvo koks nors paguoda, tai tik ta, kad jis ilgai neišsilaikė. Tegu sulmuoja. Priešininkai. Tysonas nuo pirmųjų kovos sekundžių mažindamas atstumą aiškiai parodė, kad jis neturi jokio noro šį pokalbį tęsti iki paskutinių raundų. Tillman. Na, Tillmanas bandė išvengti smūgių apsikeitimo, bet tokiuose kovose užtenka vienos klaidos, kad neliktų laiko pabėgti. Tai atėjo tas momentas, Tysonas užbaigė kovą nokautu jau pirmajame raunde. Ši pergalė neištrynė pralaimėjimo prieš Douglasą.
Tokie pralaimėjimai neišnyksta po vienos ryškios nakties, tačiau kova su Tillmanu priminė, kad net ir po garsiausio nuopuolio Mike'as Tysonas vis dar buvo vienas iš didžiausių. Vos būdamas 19 metų, Mike'as Tysonas dar nebuvo pasaulio čempionas, tačiau tokios naktys aiškiai parodė, kad sunkiasvorių kategorija netrukus pasikeis visam laikui, o baisiausia tai, kad Tysonas tik pradėjo.